Erna. Sveika, Elžbieta, malonu matyti. Man irgi atėjau pas tave su užduotim. Turiu įrengti romantišką, jaukų šviesų būstą. Labai malonu, kad pas mus atvykai, Elžbieta. Manau, kad tikrai galėsime tau padėti, nes turime tikrai daug baldų atspindinčių būtent romantišką stilių, Provanso stilių, kuris puikiai tiks jūsų naujam būstui įrengti. Visi baldai, tiek minkštieji, tiek korpusiniai, tiek aksesuaro detalės, puikiai pritaikyti prie mūsų lietuvių skonio poreikio ir spalvų deriniai, audinių paletės taipogi yra labai romantiškos, provansiškos, taigi manau, kad mes tikrai galėsime išrinkti puikius baldelius. Tai gal prašau, Elžbieta, einame, pažiūrėsime, ką turime. Šau. Erna, jau radau, ko man reikia. Iš tikrųjų labai stilingas ir gražus baldas. Planuoju šeimininkam įrengti poilsio zoną, kur jie galėtų mėgautis vynu, gerti arbatą, žiūrėti, mėgautis vaizdu pro langus. Tai vat man reiktų kažko panašaus. Manau, kad šitą baldą tikrai galime parinkti, todėl kad jis ne tik stilingas ir gražus, bet taipogi ir labai funkcionalus. Galima susidėti tiek taures, tiek vyno butelius, tiek servetėlės ar kitus reikalingus daiktus šeimininkams. Išsirinkau šitą spintą, nes būstas yra nedidelis ir šeimininkam reikės susidėti nemažai savo buities smulkmenų, knygas, indus, įvairius daiktus. Manau, šitą spintą mums labai tiks. Erna, man reikia ne tik gražaus, bet ir funkcionalaus staliuko. Manau, kaip tik šitą staliuką galėtumėm pasirinkti, todėl kad jis ir funkcionalus, ir stilingas. Jis gali atlikti tiek žurnalinio staliuko funkciją, tiek kavos. Vakare šeimininkai galės atsigerti kavos, o taipogi yra daugybė vietos pasidėti tiek žurnalams, tiek knygoms. Taigi manau, kad tai tikrai būtų puikus pasirinkimas.